Visą savaitgalį Kaune šurmuliavo stiprūs ir galingi vyrai. Laikinojoje sostinėje vyko jau 5-osios atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos. Varžybose dalyvavo ne tik Lietuvos sportininkai, daugkartiniai tarptautinių varžybų dalyviai, pavyko prikviesti Baltarusijos ir Estijos stipruolius, kurie rimtai kėsinosi į rekordus. Vienas varžybų organizatorių tikisi, kad čempionatas suorganizuotas gerai. Pakomentuokit šitą čempionatą, kaip manote, ar pavyko surengti gerai? Sunku pasakyti, bet manau, kad vis tiek mes įdedam visą savo pastangas ir tikiuosi, kad jisai praėjo tiek mums kaip ir organizatoriam, tiek ir sportininkam neblogam lygmenį. Manau, kad jisai tikrai yra išlaikytas. Nes tai yra 5 varžybos Kaune, būtent to pačio turnyro. Tai manau, kad jau tradicijos lieka tradicijom ir jos neblogėjo, gerėja. Ar užtektinai rekordų yra pagerintas šitam čempionate? Tikėjotės, kad daugiau gali būti pagerinta? Dar varžybos nesibaigė, bet rekordų visgi yra ir aš negaliu pasakyti, kad jų ar daug, ar mažai. Turbūt sportininkų priklauso koks lygis, o lygis tikrai yra aukštas ir kaip matot yra tarp sportininkų tiek lietuvių dalyvavusių pasaulio čempionate, kurie yra prizininkai, tiek yra baltarusai, estai, kurie irgi yra dalyvavę pasaulio ir Europos čempionatuose ir yra prizininkai. Tai rodo mūsų aukštą lygį varžybų pravedimo ir manau, kad tie rezultatai patys už save, sako. Vienais metais gali būti biškai geriau, kitais prasčiau, bet aš manau, kad rezultatai vis tiek yra siekiami ir sportininkai tobulėja. Ar pavyko sukviesti visus geriausius lietuvių sportininkus? Sakyčiau, gal visus geriausius sportininkus nepavyko sukviesti, nes yra tam tikrų priežasčių. Traumos metas, sakykime, tai yra prieš pat naujus metus, kada baigėsi tarptautinės varžybos ir kitam sezonui ruošimasis prasideda, sakykime, tik tai po naujų metų. Taip, kad kai kurie sportininkai yra, sakykime, poilsio dabar stadijoje. Laurynas Repetinskas, Vytautas Juknys, Sport 1 Žinios + Kaunas.